Sveiki, su jumis kanalas MyFit Empire. Šiandien siunčiame linkėjimus iš Paryžiaus ir šiek tiek pasidalinsime kitokių vlogų. Turbūt šiandien šitas vlogas turėtų vadintis ne apie sveikuolius, o apie ligonius, ligonių nuotykis. Sveiki, linkėjimai nuo Damučių iš Paryžiaus. Išsamei papasakosime, kas čia kaip vyksta, turbūt trupučiuką vėliau, gal kai nusigausim iki viešbučio. Atskridami į Paryžių 6 valandą, dabar jau 9 vakarą, mes dar niekaip negalim nusigauti iki mūsų viešbučio. Aišku, atstumai čia yra nelietuviški, ne tokie, prie kurių mes esame įpratę. Tai vat, dėl to iš oro uosto apie 1:15 važiavom vienu autobusu. Dabar atvykom, pavalgėm, pailsėjom ir važiuosim antrų autobusų metro dabar tiksliau jau. Metro važiuosime iki mūsų viešbučių, nepaisant to, kad jis yra praktiškai netoli centro. Tai va, iki jo iš oro uosto mums užtruks nuvažiuoti apie porą valandų. Tai va, išbandysim Paryžiaus metro ir galbūt pagaliau iš viešbučio papasakosime ramiai, kokia situacija. Išvargę, aš tempiu lagaminą, Simas su sužeista koja važiuoja, su ramentu, bet žodžiu, labai žmonės nori keliauti. O kogi mes keliaujam, taigi dėl to, kad Valerija gimtadienio proga gavo dovaną į Disneylandą, tai mes atvykom ir rytoj keliausim į Disneylandą. Važiuojam metro gūdamės, padarėm išvadą, kad Lenkijoje metro tvarkingesnis. Nusileidimas yra tik laiptais, gal čia šitoj statys. Bet žodžiu, mums turint vieną žmogų su trauma, vien laiptai nelabai tinka. Tai kol kas nestipriai komfortiška, bet tikimės, kad greit pasieksim viešbutį. Vaizdelis pas mus tai šakės, kaip išmaldas prašyti susiruošę. Simas su ramentu ir Valerija kaip bobutė su šitą skarelę, kaip čigoniukė. Pagaliau, ar galit patikėti, mes atšliaužėm iki mūsų Novotelio. Novotel Suites. Viskas. Pagaliau. 10 valandų. Kelionė užtruko beveik visą dieną. Gerai. Paspaudai? Sušvietė jau. Viskas atsidarinė. O tak. Pagaliau atvykom, viskas išmėtyta. Pirmas įspūdis neblogas, stalas, kuris dabar jau užkrautas, tiesiog krūva daiktų, nes užėjom ir nukritom. Valerija iškart susirado savo vietą. Turim teliką, turim va tokį įdomų perskirimą, kuris atsidaro, užsidaro, ale perėjimas į kitą kambarį. Ten jau Simonas irgi koją ilsina. Kaip ir viskas, vonia dušas, ar ne? Atskirai vonia, atskirai dušas. Kas džiugina, turime čia kavos aparatą, kuris man jau pagamino kavą. Super. Kava arbata, yra šaldytuviukas, yra mikrobangė, atskirai dar tualetas. Parodysi, ar ne? Gerai, va, atskirai tualetas. Ir toks numeris viešbučio. 4 dienom čia apsistosim. Viešbutukas 4 žvaigždučių, nežinau, ar atitinka jas, netrukus sužinosim. Pirmas įspūdis geras, davė Valerijai saldainį įsiregistravimo progą. Ir pusryčiai nuo 6 iki 10, tai labai džiugina, kad labai ilgai. Labas rytas, mūsų pusryčiai, labai džiaugiuosi, kad radau kažko panašaus į granolą. Prisidėjau dar razinų, vaisių, sėklų, natūralus jogurtas, toks labai įdomus indelis. Ir radau greipfruktų. Tai visai neblogai jau pusryčiai. Simonas valgys visą lėkštę. Prisikrovė dar sumuštiniukų atnešė. Toks mielas viešbutukas, labai gerai pasitinka vaikus. Ir saldainiai jiem, ir supinės, ir nuotraukos. Ir tokie pusryčiai kuklus.
Na štai, turim kelias minutės, galėsiu viską papasakoti nuo pradžių. Hebra, žiūrėkit, kad aš tik nepargriūčiau kur nors čia. Eina, pas gali pargriūti. Nu kągi, atvažiavom į Prancūziją vakar. Skrydis truko apie 3 valandas. Į Paryžių tiksliau. Skrydis truko jo beveik 3 valandas. Tai neprailga, viskas tvarkoj, pažiūrėjom filmą. Ir nuo oro uosto iki mūsų viešbučio buvo važiuoti, bijau pasakyti kiek kilometrų, bet žodžiu iki Paryžiaus centro reikėtų važiuoti kažkaip panašiai į virš valandos. Tai va, pirmas lifehackas, ką daryti. Kursuoja autobusai nuo Paryžiaus oro uosto, čia 3 oro uostai, aišku, bijau neteisingai tart, iš B raidės. Bauvais, bevais, aš nežinau, kaip jis tarėsi. Skridom į ten ir kursuoja autobusai, kurių kaina yra mums kaip šeimai, 2 suaugusiem, 1 vaikui, 80 eurų, bet į abi pusės, dėkui Dievui. Tai reiškia, čia iki centro, tai 40 eurų į vieną pusę ir čia labai su nuolaida pasinaudojus visom nuolaidom turimom perkant internetu. Jeigu pirkti vietoje oro uoste iš tokių automatų, tai būtų dar brangiau, apie 100 eurų išeitų šeimai į abi pusės. Tai reiškia, nusipirki neterminuotą bilietą, juo gali pasinaudoti metų eigoje. Tai vat mes pasinaudojom į priekį vienu bilietu, dabar kai skrisime atgal, tai grįšime irgi su šituo bilietu. Tikiuosi pavyks, nes skrydis labai ankstyvas. Ir mums reikės atsidurti oro uoste kažkaip tai 5-6 ryto, tai žiūrėsim, kaip seksis. Bet ką norėjau papasakoti, reiškia, iš oro uosto iki centro važiavome su tuo autobusiuku, jis yra tiesioginis ir kursuoja ten kas 20 minučių. Važiavom 1:15, iš karto labai išgąsdino nesvietiški kamščiai, net mum Vilniečiam, kurie pripratę prie kamščių, prancūziški kamščiai, paryžietiški kamščiai. Pasirodė baisus. Tai va, atvažiavom ir pasidžiaugim, kad neėmėm mašinos nuomotis, dėl to, kad aš tikrai pabijočiau vairuoti tokiuose kamščiuose svetimoje šalyje, o Simonas su kojos trauma, tai tikriausiai negalėtų vairuoti. Na tai va, atvažiavę į centrą, turėjom pasiaiškinti, kaip mums dar nusigauti iki viešbučio, turint omeny, kad mūsų viešbutis yra, jeigu žiūrėt į Paryžiaus žemėlapį, toks ratukas apvestas. Reiškia, šitam ratukė centre, aš nežinau, kaip vadinasi tie regionai, yra visi lankytiniai objektai. Tiek Eifelio bokštas, tiek Louvras, tiek kiti svarbiausi lankytiniai objektai. Triumfo arka, va, pamiršau pavadinimą. Tai va, ir reiškia, mūsų viešbutis, jis nėra kažkokiam ten nutolusiam regione, jisai yra, žodžiu, to ratuko krašte. Novotel Suites. Tai va, ir iki to viešbučio mes nuo centro dar važiavome metro, išsiaiškinom, kaip nuvažiuoti, kaip nusipirkti, tai džiugina, vienas bilietas metro žmogui 2 eurai, bet, žodžiu, važiavome 16 stotelių vienu metro, M1 pirmun, tada reikėjo persėsti į 9 metro, į žalę, dar važiuoti 3 stoteles. Tai va, toks buvo ilgas kelias, tai mes atskridom apie 5:30, bet viešbutį atsidūrėm tik 10 vakaro. Aišku, su pertraukėlė, nes buvom sustoję pavalgyti. Tai va, o šiandien atsikėlėm 7 ryto, anksčiausiai, džiugina, kad viešbutį pusryčiai nuo 6 iki 10. O hebra, žiūrėkit, makas, čia yra netoli mūsų viešbučio. Ir dabar papusryčiavę pėdinam iki metro, važiuosime iki Disneylando. Iki Disneylando važiuoti irgi apie valandą nuo čia. Šiaip atstumai yra didžiuliai. Mums tiesiog palyginimui Paryžiuje gyventojų yra virš 2 milijonų, tai čia, praktiškai kaip visa mūsų lietuvėlė. Tai atstumai dideli. Tikrai reikia viską išmatuoti ir pagalvoti. Šiandien bandom spėti tikti Disneylandą, daugiau nieko nerizikuojam. Tai va. Atėjom iki metro, leisime žemyn. Ženkliukas metro. Ir varom.
Nu, sėdim, laukiam metro. Valerija, parodyk bilietukus. Pasirodo, yra atskirai labai smagu nupirkti bilietą iki Disneylando metro. Ir jisai galioja ir paprastiem metro, ir ten toks kažkoks yra pagreitintas. RAR, kažkaip taip jisai vadinasi. Kuriam bilietukas šiaip kainuoja 12 eurų, o čia išeina 5 eurai su persėdimu. Miego nori? Ne. Neapsimetinėk. Žodžiu, su persėdimu 5 eurai, suaugusiam 2,50 vaikui. Va, reikia išlipti Nation stoteliai ir tada eiti pagal šitą ženkliuką RRA. Čia yra tas, nežinau, greitasis ar kažkoks, vat, būtent tas traukinys, kuris veža iki Disneylando. Su juo nuvažiuosim. Išvažiuojam iš metro ir man atrodo, mes jau žinom, kur mums reikėtų eiti. Žmonių nesvietiškai. Pasaulio pabaiga. Nupirkom 3 celofanus už 36 eurus ir prisimai pasisuk toksai, kadangi pradėjo lyta, mes nepaėmėm skėčio, tai vat, teko nusipirkti celofaną. O prieš tai dar Valerijai spaudė suknelę ir mes ieškojom kelnių nusipirkti. Tai radom kažkokias dar Mickey Mouse'nės kelnes. Dėkui Dievui, kelnes nebrangios, tik 26 eurai. Ir kojinės už 9 eurus. Tai va, dar nespėjom pradėti pramogauti, o jau pinigus taškom taip normaliai. Nu, einam. Žaislų istorija atvažiuoja. Pažiūrėk. Paslaitė. Disnėjaus multiko personažų laivas atvažiuoja. Dabar Čiurliukų Nemo laivas. Toks paradas. Mechanizmai tai geruliai. Čia tiek visko daug, kad neaišku, nuo ko pradėti ir kur eiti. Mes, aišku, namų darbų stipriai nepasiruošėm. Yra ir Disnėjaus parko programėlė, kur tu gali pamatyti gyvai, kur eilės, kokius atrakcionus ir taip toliau. Tai vat mes kažkaip namų darbų nepadarėm, bandom pagal situaciją eiti. Dieve, man tas karuselės tokios gražios. Drambliukai dambas supas. Alisos stebuklų šalyje labirintas. Eisim žiūrėti.
Oho. Valerija, tu nepasimesk, nes tu bus kur tas triušis. Kur atėjom? Pas Vikšrą. Ir buvo tas traukinukas. Pakankamai greit važiuoja. Tai normaliai važiuoja. Važiuojame situaciją. Discoveryland. Nueisim, padiscoverinsim. Vienas mūsų mėgstamiausių visų laikų filmukų. Toy Story, žaislų istorija. Space Mountain. Bandysime eiti į šitą daug žadantį kalniuką. Čia visi rėkia, nusileidžia žemyn. Kažkaip taip. Bendrai truputėlį apie laukimo eilės. Yra surašytas laukimo eilės, tai jos dažniausiai trunka nuo 10 minučių iki valandos. Dar tokios eilės, kur reikėtų stovėti valandą, mes nebuvom, bet va šitą eilė parašyta, kad laukimas yra apie pusvalandį. Nežinau, kiek mes čia 15 minučių jau stovim turbūt. Buvo laukti. Čia žmonės taip reikia, kad mes pradėjome abejoti, ar verta ten eiti. Ypač mes su Lėra biškį bijom. Sharp turns, sudden drops, and stops. For your safety, you should be in good health. And Ką žino, pačiai paleidžia ir viršui? Nežinau, simukai. Važiuoti su tokiu, visi rėkia labai stipriai. Va, išvažiavo viena chebra. Nu, ką galiu pasakyti, ten filmuoti turbūt neleis, tai manau, kad pasidalinsim įspūdžiais po. Streba. Simai, kaip pasidalinti? Man rankos dreba, aš negaliu, niekada daugiau niekada čia tiek kratė, kad šakė. Vargšė, tai aš jai reikiau visą kelią užsimerkę ir nežiūrėk, kas darosi. Kratė ten neaišku per tamsą, žemyn galvą, eina nafik, aš šitokius niekad gyvenime neinu, daugiau neįsiu. Va, bet per šitą visą dalyką mus čia kratė. O, siaubelį. Net pikint pradėjo. Na, šitą baisėją pusę paliekam, ten buvo labai baisu. Einam gal ieškoti kitų pramogų netokių baisių. Eisim pasisupti ant puodukų. Prižiūrėsim gastrožinai? Ja. Truputį realiai apie tai, kiek daug maž būna žmonių Disneylande. Tiesiog, minia. Ir dar vienas šou. Susijęs su Halloweenu šį kartą. Kitoje pusėje yra Walt Disney Studios, kitas parkas, atskiras įėjimas ir ką pamiršau paminėti, prieš įėjimą į parką, čia kaip oro uoste skenuoja visus lagaminus, visą turinį, žodžiu, ką nešiesi, viską patikrina. Jau pradeda temt, aišku, vienos dienos čia tikrai per mažai, bet mes maksimaliai bandom spėti, kiek galim per vieną dieną. Salut! Comment se passe l'entraînement? On se voit plus tard?
sharp turns, 360-degree loops and sudden drops at high velocities. For your safety, you should be in good health and fighting high blood pressure, heart, back, neck problems, motion sickness and other conditions that could be aggravated by this mission. Expected mothers may not ride. Naktiniai pasivažinėjai, pasiskraidymai. Nu, praktiškai naktis, 8:30. Išskyrus visokius kalnelius, čia yra va toks, kas žiūrėjo multiką, monstrų, kaip ten jis vadinasi, monstrų viešbutis, ne? Kaip vadinasi, ne, monstrų viešbutis. Kaip vadinasi lėraštis multikas? Jo, monstrų universitetas ir kažkokia pirma dalis. Žino, kad ten buvo toks matuoklis, kaip garsiai rėkia vaikas, ar gerai dirba šitasgi monstras. Tai va, čia galima išmatuoti, kaip garsiai tu rėki. O čia yra, bet jau nesimato, tos mergaitės durys. Jau aišku, čia reikia dienos šviesoje žiūrėti, bet mes jau čia bandom suspėti dar kažką, ką įmanoma. Po tų baisių kalnelių man jau fobija susidarė. Simos dar ėjo ant Avengerių, tokių dar baisesnių kalnelių. Aš tai tikrai jau į tokius baisius neįsiu, mes va su Aladino kilimais paskraidėm, nuėjom į kelis tokius lengvesnius kalnelius, mažai filmavom, nes nelabai galima. Labai norėčiau šitą šou pareklamuoti, Mickey the Magician. Nerealus spektaklis, pusvalandžio su baleto trupe, su gyvo garso muzika. Pasirodymas susipynęs iš įvairiausių pasakų Disnėjaus, tai būtent ir Gražuolė ir pabaisa, ir Pelenė, ir Liūtas karalius, ir visa kita. Ir ten įvairūs personažai išeina į sceną, šoka, dainuoja ir viskas pereina į tai, kad čia Mikis su burtų lazdele ten kažką ten, žodžiu, mokėsi būti burtininku. Tai va, čia vakare dar gražiau. Mes iš vieno parko einam į kitą. Atėjom čia į paskutinį vakaro šou, vakaro uždarimą. Turi būti kažkoks pasirodymas ir fejerverkai. Dirba iki 10 vakaro. Tai mes čia šiandien nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Nu, koks čia rytas, jau yra beveik pusė 2 dienos. Diena prasidėjo nelabai sėkmingai, šiandien yra baisiai vėjuota ir ką tik netekau savo kepurės. Jinai tenai, čia viskas užgrota, tai panašu, kad teks įsigyti naują. Nu, nieko nepadarysiu. Tai ką papasakot? Apie vakar gal papasakot, kaip diena baigėsi. Vakar buvom nuvykę į Disneylandą Paryžiuje. Išbuvome turbūt ilgiau negu 12 valandų, tai realiai nuo pat atidarimo iki pat pabaigos. Per dieną sugebėjome įveikti virš 20 000 žingsnių, labai pavargom. Rekomendacija turbūt būtų, vykstant į Disneylandą, pirkti bilietą 2 dienoms, nes net žinant, kaip sakant, kas kur vyksta, kur reikėtų eiti, laiko vis tiek pritrūks, nes yra didžiulės eilės, kai kur net prie tam tikrų atrakcionų reikia laukti 1 valandą. Gal nesugrįž, gal? Sugrįž, gal vėjo kryptis pasikeis. Pastojam, gal pašnekėsiu. Palauk, aš vakar
buvo žvaigždžių karų zonai, mačiau, kad džedai gali pritraukti daiktus, bet panašu, kad aš ne džedajus, neturiu šitos galės. Labai vėjuota šiandien, teko pasitraukti iš tos pavojingos zonos. Labai pavargom iš tikrųjų vakar. Ten tie atrakcionai, net kai kurie nėra vaikam. Paskutiniam atrakcione, kur buvau, tai buvo toksai traukinukas Avengerių, kurisai per maždaug 3 sekundės įsibėgėjo nuo 0 iki 90 km/h. Tai yra velniškas greitis, ten visi žmonės rėkia, bet man labai patiko. Norėjau, kad ir mano panas varytų, bet jos nepasirašė šitam dalykui. Bet pasirašė ten, kur 70 km. Bet prieš tai pasirašė, buvo toks žvaigždžių karų irgi atrakcionas traukinukas, ten kur 72 km/h pasiekė greitį, tai Jevgenijai to užteko. Labai pavargom, skaudėjo viską, kulnus, nugaras, ta prasme, visą dieną ant kojų. Atsistatėm jau šiandien? Jo, šiandien kažkaip pamiegojom ilgiau, papusryčiavom, aš paskui grįžęs papusryčių dar nusnūdau, tai jaučiuosi visai gerai, eisime dabar į Lidlą, pasieškosime kokio nors sveiko maisto. Tai jeigu sugalvosite aplankyti Paryžių lapkričio mėnesį, tai orai yra gana vėsus, kažkur 12-15 laipsnių šilumos, vakar didžiąją dalį dienos lyja, šiandien yra saulėta, bet labai vėjuota, vėjas vos ne uraganinis. Jau po pietų kažkaip anksti čia temsta, orai nelepinam ir atvažiavome žiūrėti dar vieno praktiškai Paryžiaus simbolio, tai yra Eifelio bokšto. Labai pasisekė, kad nereikėjo mums keisti metro, su 9 linija atvažiavom iki pat, neatsimenu pavadinimo aš stotelės, bet tik išlipome ir pamatėme va tokį va vaizdą. Štai ir jis gražuolis, iš tolo turbūt atrodo gražiau negu iš arti, bet bandysim šiek tiek prisiartinti, pasižiūrėti. Užsukome į kavinukę esančią šalia Eifelio bokšto ir va taip šitoj kavinukė yra pateikiama kava. Atneša kavą atskirai, puodelį atskirai ir tada savitarna. Šitoj metro stotį yra taip triukšminga, kad šakės čia visi eina, lekia, stumdosi, atsigėrėm kavos po 7 eurus puodelis ir arbatos lėra atsigėrė už 8,50 su vaizdu į Eifelio bokštą. Tai va taip, papuotavom, bandysim nuvažiuoti iki Triumfo arkos ir tada jau šiandien trauksim link viešbučių, nes labai šalta, labai vėjuota. Atvažiavom iki dar vieno gražaus objekto, Triumfo arkos. Pavyko atvažiuoti su metro, nuo Eifelio bokšto reikėjo važiuoti 2 stoteles su 9 linija, persėst ir dar atvažiuoti nuo Roosevelto ar ne stotelės, dar porą stotelių ir viskas, pakankamai greitai. Šį kartą, jo, labai patogu, nežinau, kiek čia 10 minučių užtruko. Ir kol neišlipi iš metro, kol tu esi nusileidęs, tai su vienu bilietuku tu gali su persėdimais važiuoti kiek nori. Tai aš kaip suprantu, čia ir skaitosi viena kelionė 2 eurai žmogui. Bent kažkur sutaupėm. Užtat arbatas geriam po 8,50, lietpalčius perkam po 12 ir ką mes ten dar darom. Tiesiog parodyti, kaip gražiai Franklin Roosevelto metro stotis yra pasipuošusi. Kaip suprantu, čia yra Hario Poterio knygos išleidimo 25-ųjų metinių proga, jeigu aš neklystu. Ir čia yra įvairūs paveikslai susiję su tuo ir įvairios gražios kompozicijos, turbūt taip reikėtų pavadinti. Žiūrėjau, kuo labiau nutolusi metro stotis nuo centro, tuo jinai atrodo prasčiau, mėtosi visokios šiukšlės, nesąmonės. Ir aišku, ką norėtųsi pabrėžti, kad ne visur yra pakilimas eskalatorium, šiaip mažai kur yra. Tai jeigu jūs esat neįgalusis, tai Paryžius ne jums. Labas rytas, 3 diena Paryžiuje. Kaip aš džiaugiuosi, kad mes pasirinkome viešbutį kuris turi arbatinuką ir kavos aparatą. Nepaisant to, kad kavos atsigeriam, man kaip daug geriančiai kavos, tai yra ryte mažai, norisi ir vėliau. Čia Valerija
nusipirko tokį puodelį iš Disneylandą suvenyrą. Šiandien keliausime į Luvrą, va, turime mikrobangę, turime šaldytuviuką. Restoranuose kasdien nevalgom, nes čia būtų labai brangu. Va, Valerija relaksuoja, Simas džiovina kojines, sugalvojęs naują mechanizmą. Keliausime šiandien į Luvrą, į Notre Dame de Paris. Va, turime teliką, dar vienas pliusas šito viešbučio, kad vat, telikas važiuoja kaip nori. Nori šitoj pusėje gali žiūrėti, kadangi čia yra Valerijos lova, nori gali žiūrėti kitoj pusėje, kur yra mūsų mėgamasis. Ir netgi va, taip galima užsitraukti užuolaidas ir turėti kaip ir 2 atskirus kambarius. Nu tai va, Simai, kaip nuotaikos šiandien? Geras. Geras nuotaikos, ką pasiruošęs pamatyti gero? Pasiruošęs pamatyti šiandien Notre Dame, jeigu teisingai ištariau, ir ką mes dar? Į Luvrą važiuosi Mona Lizos žiūrėti. Mona Lizos. Orai šiandien apie 9 laipsnius. Aš eilinį kartą niekaip nepasimokau. Atsivežiau batus, aukštakulnius, sijoną, galvoju visgi skrendam į Paryžių. Lierai taip pat paėmiau gražių rūbų. Simas vas džinsiukus bent jau apsirengė šiandien, o mes tai kaip pradėjom nuo pirmos dienos su laisvalaikio rūbais, taip va visas dienas ir vaikštam. Tie patys batai, vienintelis dalykas, dėl kurio džiaugiuosi, tai yra va šitas va šiltas šalikas, dėl to, kad jis mus gelbėja jau kelintą kartą. Žodžiu, šitas šalikas kaldra, iš kurio Simas juokėsi, jisai išgelbėjo ir Lėrą Disneylande, ją visą apviniojau kaip į kaldrą ir pati vat apsiviniojus dabar vaikštau. Tai, žodžiu, džiaugiuosi, kad užteko proto paimti pakankamai šiltų, tokių masyvių rūbų, kurie tokiu oru mus ir gelbėja. Beje, šitam viešbutį yra sporto salytė, bet kurioje mes dėja šį kartą neapsilankėm. Simonas neturi sveikatos sportuoti, vis dar dėl kojos negali sportuoti. O man kažkaip viena irgi pritruko laiko, bet ta sporto salytė yra tokia visiškai mažutė, ten keli handeliai, porą bėgtakių, nu, toks labai mažas plotelis, bet norint galima pasportuoti. Žiūrėsim, kaip šiandien vakare spėsim grįžti, gal apsilankysim. Valerija sakė, nori sporto salėje apsilankyti, ar ne? Tai gal vakare, kai grįšim po Luvrą, jeigu dar bus laiko, gal spėsim. Atkreipkite dėmesį, kada yra jūsų skrydis, dėl to, kad čia atstumai yra didžiuliai. Ir mes va dabar tik apsižiūrėjom. Pavyzdžiui, rytoj mūsų skrydis ryte yra 8 valandą. Tam, kad būtų 6 valandą oro uoste, mes turime iš viešbučio iškeliauti kažkur apie 4. O metro pradeda kursuoti nuo 5, man atrodo, ar ne? Ar nuo 5:30. Jo, tai rytoj teks pasinaudoti Bolto arba taksi paslaugomis, nuvažiuoti iki stoties, nuo kurios kursuoja autobusai iki oro uosto. Žodžiu, į tą autobusą mes esam nupirkę bilietą, jie pradeda važiuoti ten praktiškai nuo 3, man atrodo, nakties, ten priklausomai nuo to, kelintą yra skrydžiai. Bet iki ten nuvažiuoti, žiūrint, kur jūs esate apsistoję, tai mūsų atveju su mašina apie pusvalandį, nu tai reiškia, teks mums jau pavažiuoti rytoj su Boltu arba su taksi, einam. O nuo ten jau su autobusu ir, žodžiu, išeina, kad mums reikės keltis ryte apie kokią gal 3:30. Būtų lengviausia net nesigult, bet mes geriau gal anksčiau šiandien atsigulsim ir bent jau kokias 6 valandas pamiegosim, kad galėtume žvaliai keliauti. Oras toks nelabai sėkmingas mums kažkaip išpuolė, o ką dar norėjau pažymėti, tai yra laiko skirtumą. Laiko skirtumas yra 1 valanda. Čia yra 1 valanda mažiau negu Lietuvoje. Tai va. Tiesa, dabar, kai mes jau čia esam 3 dieną, jau galiu daryti šiokias tokias išvadas, tai galėčiau pasakyti, kad Paryžius yra toks vienas didelis šiukšlynas, kurio gatvėse gali tiesiog mėtytis kažkokios nenaudojamos tašės, buteliukai, tai čia labai dar geras atvejis, jeigu jie čia mėtosi. Einam žalia. Bet kas liečia
kitus daiktus, tai čia tiesiog patingi ir pavyzdžiui, buvo tokie vaizdai. Visur šiukšlės, tokie nesuinsulantų, dviračių gali būti, pavyzdžiui, telefonų leidžiu. Nu va, tęsim šitą temą. Buteliukai, kažkokie... Greitas popierius pafilmuoti. Popieriai, jo, popieriukus pafilmavau, žiūrėk, va čia va, pavyzdžiui, kažkokie ištisai popieriai, labai. Va, ten einam toliau, vėlgi. Kažkokie vėlgi, jo, maišai ir buteliukai, tai čia dar tokia... Maišai buteliukai čia dar smulkmena, čia kaip ir niekam netrukdantis, sakykim, dalykas. Bet va tokie visur besimėtantis rūbai ir tai yra norma. Kažkur, nu va, va, prašom. Rūbai kažkokie besimėtantis. Tada, sakykime, mačiau tiesiog dideli stovi vežimėliai, kaip iš parduotuvės prikrauti. Ir tuose vežimėliuose tiesiog sukrauta. Yra vėlgi rūbų krūvos, dar kažkokie daiktai naudojami. Tikriausiai benami. Grafičiai tai man netrukdo. Va, vėl. Rūbai, džinsai. Ištisi buteliukai. Nu, žodžiu, jeigu nesat seniai matę didelių šiukšlių krūvų, atvažiuokit į Paryžių. Čia jie jūsų laukia. Jau kas liečia metro, tai mes jau čia kaip vietiniai, vat, kadangi galima važiuoti vieną ir kitą pusę, tai būna vienoj pusėje pavaizduotos, kokios stotelės mums reikalingos, beje, Simoje, kokia mums reikalinga šiandien? Čia yra mūsų stotelė. Mūsų jo, Porte de Montreal ir man atrodo, gal mes važiuojam iki... Ai ne, čia šitoj pusėje nežinau. O kitoj pusėje yra pavaizduota nuo šitos stotelės į kitą pusę važiuojant. Tai jeigu jums reikalinga stotelė, tenai einat į dešinę. Jeigu reikalinga stotelė iš šito sąrašo, einat į kairę. Viskas labai paprasta pasirodo. Nu, mums reikia gal pusdienio susigaudyti. Tiesa, dar pagalvojom, kad metro yra žiauriai patogu. Aišku, daugelis tikriausiai tai ir žino, nes jie eina vienas po kito kas 2, kas 3 minutės. Tai tiesiog tiek greitai, kad vakar mes laukiame vakare važiuojant nuo Triumfo arkos. Pasižiūrėjom, kad vienas metro labai pilnas, kitas taip pat, tai mes praleidom kelis, sulaukėm laisvesnio, kad galėtume atsisėsti. Tai tikrai susisiekimas yra patogus. Padarėm išvadą, kad jeigu mes gyventume didmiestį tokiam, ne kaip Vilnius, o kaip Paryžius arba kaip Varšuva, kažkas panašaus, tai tikriausiai automobilį turėti neapsimokėtų, nes kamščiai didžiuliai, atstumai dideli, stovi kamščiai, o metro nusileidė ir 1-2 labai greitai. Taip pat, aišku, labai patogu yra tai, kad nereikia šalti einant gatvėmis. Po žeme, nuo vienos stotelės pereini iki kitos, visur parašyta, kur kertasi kokios linijos. Tai vat mes dabar važiuojam su 9 linija, paskui turėsim persis į 4, ar ne, paskui liniją Simai? Į 4. Ir dar vienas dalykas, kurį pastebėjom, kas buvo labai įdomu, kitaip negu pas mus, tai važiuoja taksi mašinos, viršuje tas taksi ženkliukas. Jeigu mašina užimta, dega raudonai, jeigu mašina laisva, dega žaliai. Tai va labai patogu ir gali matyti ir įsivaizduot, bet su taksi važinėti yra pakankamai brangu. Pirmą dieną, kai atvažiavom, pasidomėjom, kiek kainuotų nuvažiuoti nuo oro uosto iki mūsų viešbučio, tai aišku, atstumas buvo nemažas, bet ir kaina buvo atitinkamai nemaža, 170 eurų būtų mums kainavę nuvažiuoti nuo oro uosto iki viešbučio. Aišku, mes pasirinkom pigesnį variantą, nors ir jisai buvo ne iš pigiųjų. Tai į vieną pusę nuvažiavimas autobusų buvo 40 ir paskui plius metro. Tai apie 50-60 turbūt eurų mums kainavo nuvažiuoti į vieną pusę. Tai tas pats laukia dar rytoj. Rytoj kelionė bus brangesnė, kadangi teks dar važiuoti su Boltu, nes metro dar ryte nekursuos, kai mes važiuosim. Nu va, dabar atvažiuoja metro. Valerija irgi jau kaip vietinė, jau viską suprato, susigaudė, nors jai tai buvo pirma šalis, kur jinai išbandė metro. Nu tai va, kaip tik dabar atvažiuoja, parodysim, kaip atrodo. O Jėzu, vėl pilnas. Bet lipsim, mums nedaug stotelių. Kiek ten stotelių reikia važiuoti? Be abejo, kas liečia šiukšlės, galėsit man pasakyti, tai jūs ten kažkur užkampi. Tas pats kaip Vilniaus naujininkose. Be abejo, mėtasi šiukšlės, bet
ir artėjant centro, artėjant prie centro, tik išlipus iš metro visur ant suoliukų miega benamiai, atitinkamai jaučiamas tas autentiškas kvapas. Simonas vis juokauja, Chanel numeris 5 pasitinka metro stotelėse. Ir aišku, didmiestis tas pats kaip Londone, tas pats kaip mes matėm Italijos didesniuose miestuose. Benamių yra labai daug. Ir aišku, čia jie turi puikią vietą, kur gyvent, miegot. Tai yra metro. Lipam iš metro ir žiūrim, kągi mes pamatysim šiandien. Nu, kažkas gražaus ten matosi. Eisim. Na štai, tik išlipus iš metro, va ta gražioji dabar Prancūzijos pusė, Paryžiaus pusė, tai yra, nežinau ar gerai tariu, Saint-Chapelle. Labai graži bažnyčia, kur viduje yra labai, tiesiog didžiuliai, aukšti, tokie spalvoti vitražai, ar kaip jie vadinasi, Simai? Tai galbūt vitražai. Aha. Jo, ar eisime vidų dar neapsisprendėme, įėjimas kainuoja berods 11 eurų asmeniui. Tai mes norim pradžioj nueiti iki Notre Dame de Paris, pasižiūrėti, aišku, ten mačiau, kad į vidų užeiti negalima, bet galima tik tai, pasižiūrėti kaip ir iš gatvės. Taip, pasižiūrėsim ir esame nusipirkę iš ankstinį bilietą į Louvrą. Į Louvrą bilietas kainuoja žmogui 17 eurų asmeniui. Vaikam ir jaunimui iki 25 metų, dėja mes nepatenkame į šitą kategoriją, įėjimas yra nemokamas, bet vis tiek reikia užsibukinti tą laiką jų svetainėje. Tai tas 17 eurų bilietas, tai čia apima tik tai įėjimą tam tikrų laikų. Štai ir mūsų tikslas, kiek žinau, vidų lyg ir neįleidžia. Tuoj gal dar išsiaiškinsim, bet jau šį gražuolį galima pamatyti, kad čia Simonas fotografuoja. Ką tu fotografuoji, mašiną? Koks čia BMW modelis? Jam čia žymiai įdomesnė buvo šita mašina negu Notre Damas. Čia, kaip matau, rekonstrukcijos darbai vyksta. Ir aišku, čia jau centre, gražiau, bet, ką minėjau, dėl šiukšlių, tai viskas galioja. Jos visur mėtosi. Taip pat nemažai aplinkui benamių prašančių išmaldos. Čia tikriausiai ekskursijos kažkokios būriuojasi. Na ką, Simono kojos džiaugiasi, kad čia yra tokie suoliukai, kur gali žmonės atsisėst, galbūt atsigert kavos, pasigrožėti vaizdu. Na ir mes taip pat nukritom pailsėti. Pagaliau tokia paryžietiška dvasia su tokia nuostabia muzika. Ir mes radom nuostabią kavą. Už kiek, Simai? Už 2,60. Už 2,60, kaip Vilniui. Mes negalim atsidžiaugti. Prie pat Notre Dame stovi laukia, pardavinėja kavą ir nuostabu, taip pat kaip pas mus, kaina yra puikiai. Tai mes, kadangi jau vakar atsigėrėm kavos po 7 eurus, mes šiandien negalėjom atsidžiaugti, kad gavom pigios kavos, tikiuosi skanios. Ir dabar eisim šiek tiek pasivaikščioti. Čia Senos upe plaukia įvairūs laiveliai, vežioja kaip silkių prisodintų žmonių. Ką, Valerija? Ką ten rodai man? Einame iki Panteono. Ir man labai patiko šitos spalvotas parduotuvėlės, kavinukės, raudonos, mėlynas, žalias, labai gražu. Aš galėčiau būti tas kukulis. Labai gražus, didelis architektūrinis paminklas, o čia koks grožis. Vau. Eisime į kitą pusę, apsižiūrėsim dar čia. Čia, aš kaip suprantu, biblioteka. Ir Cipa keliauja kartu po Paryžių.
Labai didingi pastatai, gyvai tai labai gražiai atrodo. Truputį apie tai, ką aš ir kalbėjau. Va, žmonės miega, ilsisi. Universitetas. Gražu? Aha, gerai. Oi, tu savo kitą. Senos upė. Čia gražus pastatai. Ten kitai pusėje matosi Notre Damas. Nusprendėm pasivaikščioti palei Senos upę. Jau Simono koja truputėlį jaučiasi geriau. Ir eiti kažkur apie 1,2 km. Tai nusprendėm paeiti pėsčiom. Gal pagaudyti gražių vaizdų. Senas plokštelės. Tokių yra įdomių dalykų, įvairių senovinių žurnalų. Matėm Disnėjaus senovinį žurnalą, 71 metų parduoda. Mes nupirkom plakatą su Valerija. Dragon Balls labai gerai išsirinko, sakė, kur nors kambarį pasikabins. Srautai žmonių dideli, artėjom prie Luvro, pastatai gražus, upė Sena ir visai netoli jau ir mūsų tikslas. Na, pagaliau atėjom, didžiulis pastatas, čia jie apeiti, aš nežinau, kiek užtruktų. Mums reikia eiti iki piramidžių įėjimo, Pyramid Entrance vadinasi. Einam ieškoti. Kol dar šviesu, reikia pažiūrėti, kaipgi atrodo ta Luvro piramidė, štai jinai. Ir va toks gražus, didžiulis pastatas. Nepaisant to, kad ant bilieto gali būti nurodytas jūsų laikas, tai jūsų neapsaugo nuo didžiulio eilių. Aš tokių eilių senokai niekur nemačiau, bet be abejo Paryžius eilių miestas, čia visur kur tu benueitum, visur eilės. Eilės tiesiog kilometrinės, stovi žmonės ilgiausiai ir mes stovim ilgiausiai, nors mūsų bilietas nurodytas tam tikrų laikų. Bet kažkur skaičiau, kad galite pasisemti kantrybės ir būti pasiruošę laukti dar bent pusvalandį, nepaisant koks laikas yra pas jūs nurodytas ant bilieto. Jau 5 valandas, mes dar stovim eiliai. Biškai pajudėjom į priekį, apsidžiaugiam, kad jau mūsų laikas 16:30, jau po 5. Bet atėjom į vidų ir sekantį eilę. Žodžiu, atėjom vėl į eilę. Dar stovim. Pagaliau artėjom prie įėjimo. Ten skanuoja kaip oro uoste vėlgi bagažus, turinį. Žiūri, ką nešiesi į vidų, negalima neštis didelių tašių. Patekom į vidų. Daugybė žioplinėjančių žmonių, taip pat ir mes einam prie informacijos, gal gausim kokį žemėlapį. Ir štai viduje judame, bandome iš karto judėti link Mona Lizos, o paskui jau visą kitą. Kaip suprantu, čia viskas suskirstyta epochom ir meno rūšimis. Tai čia yra paveikslų galerija, atskirai yra skulptūros ir taip toliau. Didžiuliai atstumai, tiesiog minia žmonių eina, neša tave kaip upe
link Mona Lizos. Prie Mona Lizos eilė didžiulė, toks mažutėlis paveikslas. Mažutis, visa krūva žmonių prie jo fotografuojasi. Nu va, mums, pavyzdžiui, šitas žymiai gražesnis per visą sieną. Tas neblogas. Kuris? Kvadratis. O kodėl? Na ja. Valerija labai nustebus, kodėl čia visi nuogi ir kas čia per menas, kad visi nuogi. Jis sako, užblokuos mano video, dėl to, kad aš nuogus filmuoju nuogas skulptūras. Merginos, jeigu jūs kompleksuojat dėl pilvukų, tikrai nekompleksuokit, pažiūrėkit, koks menas. Pilvukai anksčiau buvo norma. Aplankėme Luvro muziejų. Čia yra labai daug gražių paveikslų. Kai kurie paveikslai yra tokio milžiniško dydžio, kad net sunku patikėti, kaip jas galėjo nutapyti tokius didelius. Jie vos ne kaip 2 aukštų namas. Taip pat aplankėme ir pamatėme Mona Lizos paveikslą. Aš manau, kad tai yra labai pervertintas paveikslas, nes piešinys neatrodo kažkuo ypatingas. Jam yra išskirta net atskira siena. Yra eilė žmonių, kurie nori pamatyti šį paveikslą, bet nežinau, kuo jisai toksai išaukštintas, nes aš manau, kad čia yra daug gražesnių ir vaizdingesnių paveikslų ir prie jų nėra jokių eilių. Mes to nesuprantam, Simai. Luvro muziejus yra neapsakomai didelis pastatas. Dar turbūt nesu buvęs tokio dydžio pastate, čia kaip visas Pentagonas. Šitų paveikslų vertė turbūt yra neįkainojama, bet vertingiausias dalykas mano akimis man yra šitas krėslas. Kadangi man labai skauda koja ir aš vertinu kiekvieną progą ir galimybę, kad tik jis gaunu pasidėti. Tas pastatas yra meno šedevras, pradedant jo dydžiu ir baigiant lubomis. Viskas iki menkiausių detalių yra kaip meno kūrinys. Na, čia jau yra skulptūrų skyrius. Mes radome informaciją, kad kažkur yra senovės Egipto menas. Bandom nušliaužti iki ten. Atstumai milžiniški tiesiog. Ir mes dabar su Simu pagalvojom ir pasijuokėm, kad pas mus Lietuvoje įėjimas į muziejų, jeigu neklystų, vadinasi Babilonų sodai, ten, kur sumažintos viso pasaulio žymiausios skulptūros, yra 15 eurų. O įėjimas į Luvrą pasaulinio lygio, vieną populiariausių didžiulių meno muziejų, yra 17 eurų. Nu, tai vat galime daryti išvadą, kokios pas mus kainos yra Lietuvoje. Va čia tai grožis. Ir mums rodo, kad einant tą kryptim pasieksime dar vieną labai žymų kūrinį. Čia tikriausiai 2 populiariausi kūriniai. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Ten jau buvom. Atėjom iki dar vieno labai plačiai žinomo kūrinio. Milo Veneros. Nežinau, čia kažkaip prastai dabar matosi tam apšvietime. Bet, žodžiu, vėlgi daug žmonių, visi fotografuoja. Ir einame toliau. Mes tokie dideli meno žinovai, mes sekundėlę pažiūrim ir einam toliau. Ten yra Milo Venera. Čia yra kitos įžymios, gražios skulptūros. Čia yra pavargusio sėdinčio vyro skulptūra. Čia yra senovės Graikijos antikinis skyrius. Simui patinka tokios vazos. Primena Heraklio filmuką. Va čia tai tikrai gražu. Na, jau šiandien pakankamai ilgai atlaikė mano telefonas. Manau, kad daugiau nebespėsim parodyti.
Vienintelį dalyką, ką galiu pasakyti, kad jeigu jūs norite pamatyti dalelytę meno, tai atvykite į Luvrą ir pamatykite viską savo akimis. Mums įspūdžių tikrai pakako, labai gražu. Kiekvienas rado savo, kas labiausiai patiko. Mažą dalelytę rodome to, ką galime čia pamatyti. Be abejo, gyvai visai kiti įspūdžiai, visai kitaip atrodo. Bet pamatyti tiek istorijos, jeigu gilintis ir atvažiuoti čia visai dienai, jeigu domitės istoriją, tai čia vieta skirta jums. Išvaikščiojom 3,5 valandos ir iš tikrųjų taip gaila, kad jau tiek skauda kojas ir tiek nebėra jėgų, bet gal apėjom tik tai pusę. Iš viso per 5 aukštus išsidėstė viskas. Tai bandėm apžiūrėti, nueiti įdomiausias vietas pagal žemėlapį, kas mums pasirodė. Egiptas, Antika, senovės Graikija, tuomet patys populiariausi tie jau paveikslai, kuriuos privalu pamatyti. Bet jau kojos krenta, nes labai daug privaikščiojom, tai po 3,5 valandas jau traukiam atgal, nes tiesiog virš 20 000 žingsnių jau mes nebepajėgsim daugiau nueiti ir šiandien reikia anksčiau atsigulti, nes keliamės 4 ryto. Bet būtų smagu dar čia kada nors sugrįžti ir iš tikrųjų apeiti viską nuodugniau, skirti tam visą dieną. Kas labiausiai patiko ir nustebino Luvro -2 aukšte, yra, žodžiu, kavinės kaip prekybos centras ir rodyklė tiesiai vedanti į metro. Tai mums net nereikės eiti į lauką, mes eisim tiesiai į metro. Čia šakės kaip nustebino. Luvras paliko bent jau man tai didžiulį įspūdį. Pravaikščiojom virš 3 valandų, apie 3,5. Žinoma, geriausiai turbūt patarčiau į tokią vietą važiuoti nusiteikus išbūti ten visą dieną. Nes iš tikrųjų tam, kad viską apeit, viską apžiūrėti įdėmiai, ne bėgte, o bent jau kažkiek apsižiūrėti, tikrai manau, kad reikia visos dienos. Bet kažkokį įspūdį tikrai susidarėm, tai kas mums buvo įdomu, pažiūrėjom. Ar verta aplankyti? Tikrai verta 100%, nes tokioje vietoje pabūti, tokią vietą aplankyti, bent kartą gyvenime tikrai verta. Be abejo, nusiteikit ilgiausiam eilėm, nes eilės tiesiog kilometrinės, net renkantis bilietą tam tikrų nustatytų laikų. Mūsų atveju pavėlavo įleisti 40 minučių, tai reiškia mes turėjom būti 4:30, po 5:10 įėjom. Bet matėm tiesiog, eilės tokio ilgumo, aš neįsivaizduoju, po kiek valandų ten stovi žmonės, kad patektų į vidų. Ir pradžiugino tai, nors skaičiau prieš tai atsiliepimuose, kad laiko duodama labai mažai. Ir aš šiek tiek išsigandau, galvoju, jeigu ten duodama valanda ar kiek, tik tais pagal tą nustatytą laiką, tai tikrai yra per mažai. Bet mūsų atveju, mūsų laikas buvo 4:30, mūsų atveju nebuvo kažkokių įspėjimų, kiek laiko. Žodžiu, per vidurį sakinio nutrūko, jau telefonai neatlaiko apimčių video mano. Tai trumpai tariant, įspūdžių labai daug. Kelionė galbūt šiek tiek varginanti, kadangi turėjom tik 3 pilnas dienas, o suspėti turėjom labai visko daug. Kitą kartą, sakyčiau, reikėtų bent 2 dienas skirti Disneylandui ir, aišku, atskirą dieną skirti Luvrui ir tada galbūt dar porą atskirų dienų bendrai centrui apžiūrėti, pabūti, tiesiog pasimėgauti, atsigerti kavos kokioj nors gražioj, jaukioj vieteliai. Dabar kiek reikėtų pinigų tokiai kelioniai, tai tikriausiai mažiausiai 2000 vis tiek bendroj sumoje reikia, kadangi kainuoja ir bilietai, kainuoja viešbutis nemažai, kainuoja pats Disneylandas labai brangiai. Darbo dienom mačiau, kad galima rasti bilietų nuo 56 eurų už žmogų, bet savaitgaliais arba švenčių dienomis, arba, sakykime, kaip dabar buvo Halloweeno atveju, tai mes mokėjom už suaugusį 124, 112 už vaiką, tai virš 300, gerokai virš 300, beveik 400, išeina vien tik tai už bilietus į Disneylandą. Tada pats miestas yra labai brangus, tai išlaidom, bilietam, metro,
taksi, jeigu reikia. Tikrai reikia turėti atsidėjus gerus kelis šimtus, kad nesukt galvos, kad visur galėtum spėti ir sugebėti nuvažiuoti, bet kokiu atveju. Tai va. Ir be abejo, jeigu valgysit restoranuose, tai dar 1000 restoranams turėkit. Mes bandėm šiek tiek taupiau. Tai va, tokie mūsų kelionių įspūdžiai, ruošiamės, jau kraunamės lagaminus, ruošiamės namo, rytoj grįžtame į režimą, į darbus, vėl į savo sporto režimą. Šį kartą buvo atostogos be sporto, nei laiko, nei sveikatos, nei galimybių nebuvo. Tačiau tikiuosi jau kitas vlogas bus labiau susijęs tiesiogiai su mūsų vykdoma veikla ir su tuo, kaip mes gyvenam, kokia yra mūsų ta kasdiena. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo įdomu ir naudinga, gal pasinaudosit kažkokiais patarimais ir iki kitų kartų. Iki!